Pagrindiniai JAV akcijų indeksai fiksavo savaitinį kainos kritimą. Ar galima tai interpretuoti kaip kainos konsolidacijos pradžią? Aš Povilas Petručionis, Orient Securities analitikas, šioje rinkoje espresso apžvalgoje aptarsiu išvadas, pasekmes bei tikimybės po JAV infliacijos duomenų išleidimo, stipriai augusias Azijos akcijų rinkas bei ryškiausius ketvirtinius įmonių rezultatus. Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai. Jungtinės Amerikos valstijos - abejonės kelianti aukštesnę infliaciją ir atšokę obligacijų pajamingumai. Po pasirodžiusių infliacijos duomenų dauguma JAV akcijų indeksų fiksavo neigiamą 1–2 procentų grąžą. S&P 500 krito apie 0,4 procento, Nasdaq 100 apie 1,5, o Dow Jones 30 smuko tik 0,1 procento. Geriau sekėsi Russell 2000 ir Equal Weighted S&P 500 indeksams, kurie atitinkamai kilo 1,20 ir 0,6 procento. Investuotojus antradienį pasiekė žinios apie JAV infliacijos lygį, kuris per metus augo 3,1 procento. Tokie rezultatai neigiamai paveikė rinkas ir dauguma indeksų antradienį pabaigė fiksuodami 1–2 procentų kritimą. Ekonomistai prognozavo 2,9 procentų metinį vartotojų kainų indekso augimą, o infliacija atmetus maisto ir energetikos kainas taip pat nepateisino lūkesčių ir išliko 3,9 procentų lygyje. Būtent pastarojo rodiklio mėnesinis 0,4 procento augimas kėlė daugiau nerimo negu įprastoji infliacija. Tiesa, rinkos šiek tiek atšoko po Fed atstovo Goolsbee komentaro, kad pasirodžiusi aukštesnė infliacija nenukrypsta nuo Fed numatyto kurso, kadangi prie infliacijos šoktelimo išskirtinai prisidėjo išlaidos būstams. Aukštesni nei tikėtasi infliacijos rezultatai prisidėjo prie kritusių lūkesčių dėl palūkanų normos mažinimo artimiausių laikotarpių. Rinkos dalyvių duodama tikimybė, kad Fed sumažins palūkanų normą kovo mėnesio FOMC metu, nukrito iki 10 procentų. Tuo tarpu JAV iždo 10 metų trukmės obligacijų pajamingumas penktadienį pasiekė 4,33 procento. Europa. Recesija Jungtinėje karalystėje ir žemesnės prognozės eurozonui. Europos rinkose investuotojų nuotaikos buvo pozityvesnės nei JAV, o pagrindiniai akcijų indeksai kilo iki 2 procentų. Vokietijos DAX kilo 1,13, Prancūzijos CAC 40 augo apie 1,6, o FTSE 100 apie 1,8 procento. Europoje obligacijų pajamingumai švelniai atšoko po to, kai buvo išleisti neigiamai nuteikę JAV infliacijos duomenys. Tiesa, Europos komisija praeitą savaitę taip pat sumažino eurozonos augimo prognozę nuo 1,2 iki 0,8 procento. Vertinant 2025 metų perspektyvas, Europos komisija projektuoja 0,5 procento metinį augimą. Jungtinės karalystės ekonomika, remiantis preliminariais duomenimis, per paskutinį praeitų metų ketvirtį susitraukė 0,3 procento ir fiksavo techninę recesiją. Tokie duomenys atgaivino rinkos lūkesčius, jog Centrinis Anglijos bankas pradės mažinti palūkanų normas artimo laikotarpiu. Be to, infliacija per metus kilo 4 procentus, kuomet analitikai tikėjosi 4,1 procento prieaugio. Infliacija atmetus maisto ir energetikos kainas išliko nepakitusi, tai yra 5,1 procento, tačiau paslaugų kainų lygis kilo net 6,5 procento. Azija – stipriai augusios regiono akcijų rinkos ir kritusi Japonijos ekonomikos vieta. Šią savaitę daug investuotojų atkreipė dėmesį į labai aukštą augimą demonstravusias Azijos rinkas. Nikkei 225 kilo apie 4,3 procento, o Hang Seng augo apie 3,77. Kaip pagrindinės Japonijos rinkos augimo priežastis, analitikai išskyrė toliau silpnėjusią šalies valiutą, pozityvius įmonių ketvirtinius rezultatus bei silpnus makroekonominius duomenis, kurie gali paskatinti Centrinį Japonijos banką išlaikyti neigiamų palūkanų normų lygį. Vietos valiuta JAV dolerio atžvilgiu vėl priartėjo ir pasiekė 150 jenų už vieną JAV dolerį lygį.
Skirtingų portalų antraštėse buvo pabrėžiama, kad po praeitą savaitę pasirodžiusių šalies duomenų, kurie žymėjo 0,4 procentų ketvirtinį šalies BVP susitraukimą, Japonijos ekonomika pagal dydį nukrito į ketvirtąją vietą, nusileisdama eurozonos lyderiai Vokietijai. Ekonomistai išskiria, kad viena pagrindinių BVP susitraukimų priežasčių buvo silpna vidaus paklausa, tačiau eksportas kartu su turizmu išliko augantys. Kinijoje nuo vasario 10 dienos buvo savaitės ilgio nacionalinės atostogos, per kurias buvo švenčiami naujieji metai. Žvelgiant į ankstyvuosius duomenys, galima pastebėti, jog lyginant su praeitais metais nacionalinių atostogų metu reikšmingai net 61 procentų išaugo kelionės traukiniais. Tuo tarpu viešbučių pardavimai elektroninės komercijos platformose kilo 60 procentų. Kita vertus, analitikai perspėjo, kad metinis vartojimo augimas nebuvo toks reikšmingas įvertinus, jog Kinija prieš metus vis dar kovojo su COVID-19 viruso proveržiais. Remiantis pirminiais duomenimis, Bloomberg analitikai teigia, kad vidutinės išlaidos atostogų metu traukėsi ir buvo mažesnės nei tikėtasi. Populiariausios savaitės antraštės. Šią savaitę apie geresnius nei tikėtasi rezultatus pranešė Arista Networks, Shopify, Cisco, Sony, Applied Materials, Airbus Group NV, mišrius Coca-Cola ir Airbnb. Nvidia pirmauja dirbtinio intelekto lustų lenktynėse ir tapo ketvirtąją vertingiausią bendrovę pasaulyje. Trečiadienį Nvidia aplenkė Alphabet pagal rinkos kapitalizaciją praėjus vos dienai po to, kai aplenkė Amazon. Bloomberg praneša, kad lustų gamintojo akcijų vertė dabar siekia apie 1,8 trilijono JAV dolerių, o Google savininkės rinkos kapitalizaciją aplenkė tik per plauką. Šiuo metu didesnė nei Nvidia rinkos kapitalizacija turi tik Microsoft, Apple ir Saudi Aramco. Ateinančios savaitės įvykiai. Trečiadienį bus išleista FOMC Minutes santrauka iš paskutiniojo FOMC susirinkimo. Ketvirtadienį sužinosime eurozonos metinės infliacijos lygį. Kol kas ekonomistai prognozuoja, kad šis rodiklis nukris nuo 2,9 iki 2,8 procentų lygio. Artėjančią savaitę bus išleisti didžiųjų įmonių pranešimai apie ketvirtinius rezultatus. Antradienį savo finansinėmis ataskaitomis pasidalins Walmart, Home Depot, Realty Income, trečiadienį Nvidia, Garmin, Etsy, ketvirtadienį Booking, Copart, Newmont, Moderna, penktadienį Warner Bros. Discovery. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.